Kartą Baltazaras, voveriukštis Baltazaras, įsigudrino įlysti į eigulio namelį. Bet kad nieks nežinotų, nes šį kartą jis buvo sumąstęs labai gudrų planą, kaip prisigrobti maisto. O maistą reikia grobti tik tai savo, galvojo Baltazaras. Su niekom negalima dalintis. Jeigu Baltazaras čiurškindavo kokių saldumynų, jisai savo šmikiai, draugiai, žmonai niekada nerodydavo. Jisai pats jo susigriauždavo. Tik tai grįžus namo jinai vis laik užuosdavo, kad jam iš snukio kvepia šokoladu. Na, o šį kartą sugalvojo Baltazaras išeiti maisto medžioklę šito eigulio Jono namelyje. Taigi, prakrapštęs skylę prie pamatų, įkišo savo snukutį, paskui visas šiaip netai prasiskrebė į vidų, įšoko į eigulio namelį ir sako: "Aš valdovas, ką noriu, tą darau!" Pasijuto didžiausio namo valdovas. Nors trobelė tai buvo ne jo, o eigulio Jono, bet Baltazaras labai mėgdavo vaidinti, kad tai jisai ten gyveno, tai yra tas jam priklauso, ar anas jam priklauso. Apsiuostinėjęs po visą trobelę, galiausiai snukį savo sukišo į šaldytuvą. Niekaip jam nepavyko jo atidaryti, bet jis ten kišo visokios šakutės, peilius tarp tų durų, laužė, lenkė, įsibėgėjęs, trinktelėdavo ir vieną ir kitą pagaliuką, kol galiausiai prasivėrė truputėlį tos durys. Kai tik jos prasivėrė, jis greit įkišo uodegą, kad neužsidarytų, bet šaldytuvą vėl pritraukė duris ir prispaudė uodegą. "Ne, jau šį kartą aš nepasiduosiu", sušuko Baltazaras ir palei uodegos kraštą įkišo vieną letiną galinę, paskui kitą galinę, paskui įspraudė į šaldytuvą visą savo užpakalį. Na ir paskui pats prasistraukė ir galva čpokšt ir į vidų šaldytuve. "Ha, šaldytuvo valdovas!" sušuko Baltazaras garsiai ir šaldytuvo duris atsidarė. Šniukštinėjo, uostinėjo, ką jis ten galėtų sugriaužti. Štaiga labiausiai jo nosį patraukė vienas buteliukas, iš kurio labai kvepėjo skaniai. Jisai nežinojo, kas ten yra, bet ten buvo padažas. Paragavo jisai to padažo, gal ir visai skanu. Tada kito padažo staiga prie kito buteliuko, irgi smailus ir plonas liežuvis tilpo į visos buteliukų galiukus. Kito paragavo, trečią paragavo, tas skanus ir anas skanus ir užtaikė ant pipirinio padažo. Tik tai jau buvo įsigudrinęs, kad vien laižyti neužtenka, reikia trūktelėti biškių, kad gera pilna burna padažo būtų. Šiukt vieną. Tik tai kramto. Pradėjo raudonuoti akis jam. Kramto. Dar labiau akis raudonuoti, dar greičiau pradėjo kramtyti. Ir tik tai akis išsprogo, kailis pasišiaušė. Pradėjo rėkaut, bėgiodamas po visą šaldytuvą. Kol šiaip netaip įkišo snukį į sviesto pakelį. Prisilaižė sviesto, o sviestą laižant pipirų poveikis praeina, Baltazaras atlyžo. Bet taip, dabar galvoju, aš be laimikio negrįšiu namo. Reiškia, reikia išsirinkti patį skaniausią padažą. Ir išsirinko padažą, kuris labiausiai jam patiko, o tai buvo garstyčių padažas. Dabar Baltazaras galvoja, parsitempsiu namo, visi pamatys, kad tai yra buteliukas iš žmonių namų. Netinka taip, reikia parsinešti kažkaip ir sakyti, kad čia mano ir aš padariau. Ir duosiu visiems paragaut, ir visiems patiks, ir visi susineš man visokių skanybių, skanėstų, kad tik tai susimainyt su manim. Oi, Baltazarui, kaip patiko tas planas, jisai ten ir taip vartėsi bemastydamas, kaip jisai čia taps girios karalium, savo padažus bemainydamas į visokius skanėstus. Gerai, galvoja Baltazaras, į ką man dabar susipilt tą padažą? Jausis galiu susipilt. Bet ne, gyvūnai kažkaip nelabai nenorės iš mano ausų padažo laižyti. Kokį čia indelį galima būtų gauti? Ir pradėjo naršyti po visą trobą, kur galiausiai rado mažą tokį balioną.
kažkur tai nuo kažkokio eigulio gimtadienio likęs balionas po sofą. Baltazaras žiūri, o kaip gerai. Paėmęs to baliono iššoko į... Balionas buvo nepripūstas, tiesiog toksai gumos gabalas. Jo, iššoko jisai į šaldytuvą, užmovė ant padažo ir šokinėdamas ant garstyčių padažo pakelio, prispaudė visą balioną garstyčių. Tada griebė jisai į letinas ir išsmuko iš eigulio namelio ir patraukė namų link. Bėga kaip koks vagis su maišu ant nugaros, teliuškuoja tas padažas ant nugarėlės. Jo vienas kitas gyvūnas paklausė, ką te neši, kur skubi? Ką nešu, ką turiu, tą ir nešu, atsakė Baltazaras, labai neeidamas į pokalbius. Grįžo pas save į girią, sulaukė vakaro. Vakare išlindo Baltazaras. Jis namo neparsinešė daug garstyčių, kad šmikė nepamatytų. Jisai paslėpė kitur tarp krūmų tenai. Sukūrė vakare laužą. Tada apibėgo visus gyvūnus ir sukvietė pristatymui. Sako, aš jums pristatysiu patį skaniausią, skanėstų, skaleliausią skanieką, kurį reikia tepti ant kažko, kas neskanu. Sugalvoja, kaip jis į tą padažą visiems čia prastumdys. Visi subėgo gyvūnai, po biški, kas greičiau, kas lėčiau, suropojo vakare prie laužo. Laužas buvo prie senojo ąžuolo, netoli vandens, nes žinojo, kad ir bebras toli nuo trobos nesitraukia, tai visi ten ir susirinks. Taigi, sėdėjo gyvūnai prie laužo, šnekučiavosi ir galiausiai Baltazaras išlindo iš medžio drevės ir sako, taigi, sveiki visi atvykę. Sveikas, Baltazarai, ką tu čia neši, ką tu man papasakosi, visi gyvūnai tarpusis išnekėjo, nes Baltazaras taip sukvietė, jau niekada Baltazaras nekviečia taip nieko, nes visi pripratę, kad Baltazaras tai tik labiau tik apie save galvojas toksai. Aš jums papasakosiu, tęsė Baltazaras, savo skonio, kelionės, atradimo, išradimo, savo didžiojo talento, išminties, pliūpsnio, žvaigždžių kelio, saulės nušviestos galvos ir nemiegotos nakties, proto sprogimo, liežuvio, patikimo, pilvo laimės ir pilnatvės eliksyrą! Šūktelėjo Baltazaras ir įmetė į laužą saujelę parako. Nežinau, iš kur to parako buvo gavęs, bet žinojo, kas labai gražiai dega. Parakas tik suliepsnojo lauže, laužas tik pliūpstelėjo didžiulė liepsna, visi gyvūnai šūktelėjo. Baltazaras pasirodė kaip koks didysis burtininkas. Taigi, tęsė Baltazaras, aš jums papasakosiu, ką aš turiu ir visiems duosiu paragauti. Visi gyvūnai labai sukluso, ką jau tokio Baltazaras skanaus atsinešė. Štai čia ištraukė balioną, kur teliuškuoja toks kaip koksai, net nežinau kaip čia pavadinti, teliuška palaikis. Štai čia dar sumakalavo labiau jisai į letenėlį įžniptą balioną. Štai čia tame šitame maišelyje, puslėje šitoje yra tai, ko jūsų liežuviai laukia milijonus, milijardus metų. Tęsė savo pompastišką kalbą Baltazaras. Visi gyvūnai, tai pasakok Baltazarai, kas ten duok paragaut mum, jau gyvūnam darys labai įdomu. Aš jums papasakosiu, iš kur aš gavau. Na, pasakok, visi gyvūnai jau jį skatino. Pasakok greičiau, Baltazarai, nekantraujam paragauti. Taigi, vieną dieną, na ir Baltazaras pradėjo savo pasakojimą. Vaikai, jūs žinot tikrą istoriją, iš kur jisai ištraukė to padažo, bet Baltazaras ne tai pasakojo. Taigi Baltazaras tęsė savo pasakojimą. Vieną dieną, kai labai lijo, aš ėjau per mišką. Ieškodamas maistelio, nes labai buvau alkanas. Man buvo taip šlapia ir šalta, ir aš jau galvojau viskas, jau man bus blogai.
Barbora susimastė. Kada, Baltazarai, pas mus lyjo? Jau kokį mėnesį nelijo. Vat prieš tą mėnesį. Ir ėjau, pasakė Baltazaras. Tu manai, čia taip lengva padaryti šitokį eliksyrą? Aš jį laikiau, brandinau, jau 1,5 mėnesio. Na gerai, tęsk, visi gyvūnai, sako Baltazarui. Ėjau sušalęs ir galvau, ką čia dabar man pakrimtus. Ir staiga aš pajutau stiprų vėjo gūsį. Taip išsigandau, kad toj sušalsiu į ledo gabalą ir įlindau į medžio drevę. Ten medžio drevėje buvo urvas. Aš pradėjau eiti tuo urvu. Ėjau, ten buvo vis tamsiau ir tamsiau, bet mano akis gerai mato tamsoje. Todėl aš apgraibom, pasikasdamas vieną kitą šaknelę, kuri kišojo tam urve, ėjau tolyn ir priėjau. Ką tu priėjai, sako. Požeminį upelį priėjau, pasako Baltazaras. Ir kas toliau? O tenai prie požeminio upelio sėdėjo žiurkių krūva ir jos dėliojo į valteles kažkokios tai maišelius, į šakneles, akmenelius ir gabendavo. Atplaukia viena valtelė pilna žiurkių, viena žiurkė išlipa, kitą pakrauna visokių tų skanėstų ir toliau plaukia. Gyvūnai susimastė, ar tik nėra, kad čia Baltazaras jau kažką jiems skiedžia ir meluoja. Tai va, neatlyždamas Baltazaras pasako toliau. Žiūrėjau aš už kampo ir stebėjau, ką jos ten daro, o jos kažką gubena tuo upeliu. Gabena, bet aš galvoju, nepasiduosiu, ašgi ne ką mažesnis negu žiurkės. Jeigu aš užpulsiu, atimsiu iš jų vieną valtį ir nuplauksiu. Taip aš sugalvojau ir padariau, juk žinot mano kokia drąsi širdis, šūktelėjo Baltazaras ir peršoko per laužą ir visas išsipūtė, kad tik dar baisesnis ir didesnis atrodytų. Ir kai buvo išsišiepęs, žiūrėjo gyvūnus ir laukė jų reakcijos, laužo šviesoje spindėjo Baltazaro mažytės 2 ilkytės priekyje. Taigi, tęsė Baltazaras, kai žiurkės atplaukė dar vieną valtelę, aš paėmiau akmenuką ir numečiau tolyn. Žiurkės iškart sunerimo, galvojo, kas čia pas mus atėjo kažką vogti. Jos staiga pradėjo šaistytis į vieną į kitą pusę. Viena žiurkė pasiuntė kitą ieškoti, kasgi čia krebžda. Ir kai ta žiurkė atėjo netoli manęs, aš ją paėmiau, užšokau ant nugaros ir kaip su kokiu arkliu pasukau ją tiesiai į upę. Kai jinai pribėgo prie upės, aš nuo jos šokau tiesiai į valtį, spyriau kitai į nosį, kitą išverčiau už uodegos, trečią žiurkiai pamojavau ir atsispyriau nuo kranto. Ir upelio srovė mane nunešė tolyn kartu su visa valtele ir ten prikrautų lobių. Ir išpūtęs akis apžvelgė visus gyvūnus, ar jie dar jo klausosi. Gyvūnai sėdėjo nekalbėdami, sustingę klausėsi, kas toliau. Plaukiu aš tą valtelę, visas šlapęs sušalęs. Žinau, kad jeigu toj nepavalgysiu, užsilenksiu kaip koks kirminas. Šūkavo Baltazaras, strikinėdamas aplinkui ir visus gąsdindamas, bandydamas įrodyti, kokioj baisioj situacijoj jisai buvo. Ką tu darai toliau? Klausinėjo zuikiai. Lapė sako, aš tai būčiau atidarius tą maišelį. Būtent, pasakė Baltazaras. Valteliai buvo 5 maišeliai. Aš juos visus prakandau, atidariau, pažiūrėt, kas tenai. Ir kas tenai visi šūkinėjo. O tenai, kas tenai, Baltazarai, ką tos žiurkės po žemę gabena? O tenai, maišeliuose, saulėgrąžos, išpūtęs akis, kruktelėjo Baltazaras. Saulėgrąžos, po žemę upelyje, maišeliuose, taip, saulėgrąžos. O saulėgrąžos mes žinom, kad yra kupinos aliejaus. Jos yra tokios riebios ir jeigu jas suspausi, ir rodo letenėlėm Baltazaras, kaip galima suspausti saulėgrąžą, iš jos išbėgs aliejus, o aliejus tai maistas. Išpūtęs akis, visus įtikinėjo, koks jis išradingas. Taigi, galvoju, štai,
aš turiu saulėgrąžų, iš kurių galiu pasidaryti aliejaus, bet jeigu aš dabar jas suvalgysiu, tai tik dabar ir užteks. Todėl aš sugalvojau, kad dar man reikia kažko prie saulėgrąžų. Kol upelis nešė mane tolyn, aš vis mąsčiau, ką čia padaryti. Staiga prasidėjo labai neramus vanduo, aukštyn žemyn, kairėn, dešinėn. Ir aš nusprendžiau, kad jau yra labai pavojinga tęsti kelionę. Geriau aš iššoksiu kur nors į krantą. Ten vis buvo visokių urvų iš šono, kur į tą upelį ateidavo. Nes upelis, vaikai prisiminkit, buvo po žeme. Ten viskas tamsu. Bet nespėjus man iššokti, įplaukėme didžiulį kambarį, kuris švietė visas geltonai. Aš taiga prisiyriau prie krašto, išsitraukiau valtelę, išsitraukiau 5 maišelius, jie va tokio dydžio, parodė Baltazaras, kaip pusė jo kūnelio buvo, ir pradėjau ieškoti, kasgi čia šviečia geltonai, kodėl visas kambarys geltonas. Ir ką tu radai? Tai buvo maži grybukai. Maži grybukai, ant jų augo mažos apvalios oranžinės sėklytės. Kas tai, klausinėjo gyvūnai? Aš niekad nieko panašaus nemačiau. Pagrinde didieji gyvūnai tylėjo. Jie visi įtarė, kad čia Baltazaras jau labai nusimelavo su visom tom istorijom. O mažieji gyvūnai taip smalsiai klausėsi, nes visi turėjo urvus, visi žinojo, kad po žemėm galim rasti daug ir grybų, ir uogų, ir ko tik tai ten visokių požeminių dalykėlių. Barsukas sėdėjo susikrimtęs, nes kol kas Baltazaras nepaminėjo nė vieno daikto, kuris barsukui būtų tikęs. Ta valtelė jo visai nedomino, nes tai jisai yra matęs, kaip atrodo žiurkių laiveliai. Tai yra paprastas lapas, sutrauktas su pora šniuriukų ir viskas. Ir plaukia žiurkės ant to paprasto lapelio. Ir šitokį lapelį vadinti valtelę, tai tiesiog gėda būtų barsukui. Ką tu darai toliau? Klausė visokie graužikai. Labiausiai buvo sunerimę šeškai. Šeškai tarėsi ir neapsikentė, sako, Baltazarai, kur tos urvas, mes norim tenai išbėgti, pažiūrėti. Nežinau, kur tas urvas, sako Baltazaras. Bet tai tu žinai, kur jie, tu atsimeni, kur jie. Mums labai smalsu ten pažiūrėti, kągi ten tos žiurkės gabena ir kodėl ten jos gabena ką. Nežinau, nesmė, klausykit toliau, šūktelėjo Baltazaras. Pasileipėjo ant dar nesudegusios malkos virš laužo ir pasakojo. Viso jo kūnelį iš apačios nušvietė laužo šviesa, jis atrodė kaip koks nuodegulis baibokas. Visi gyvūnai suspeikę akis į jį, klausės toliau. Taigi, apžiūrėjau aš tuos šviečiančius grybukus su geltonom sėklelėm ir galvoju, susirinksiu tų sėklelių, kurios šviečia ir galėsiu matyti toliau kelią tolyn. Taip ir padariau, pasiėmiau šakelę, nusirinkau voratinklių, kurie buvo šonuose palei kraštus, sudėjau į tos voratinklius daug tų sėklelių, tokį didelį bumbulą padariau, parodė Baltazaras rankomis mostelėjo, panašu, kad bumbulas galvos dydžio buvo. Tos sėklelės limpa viena su kita. Jas visas apvyniojau 5 sluoksniais voratinklių, pakabinau ant šakelės, šakelę prisirišau savo prie nugaros ir man virš galvos pakibo bumbuliukas šviečiančių geltonų sėklelių. Na, tai kas toliau, ką tu darei toliau? Toliau aš apsikabinau visus maišelius ir patraukiau į urvą. Nužingsniavus 5 žingsnius, aš atsitrenkiau į kažką tai labai tamsaus, tokio tamsaus, kad sugeria visą šviesą ir net mano šviečiančių sėklyčių bumbuliukas aptemo. Kas ten buvo? Kas ten buvo? Aš sakau, pasitrauk tamsybę! Ir kaip spiriau iš kojos, tai vos kojos nesusilaužiau. Bet kas ten siena buvo, sako šeškai. Ne siena. Ta tamsa pasitraukė. Pasitraukė ir atsimerkė. Taip atsimerkė. Aš tada grėbiau už letenų, į kairę, į dešinę, grebuliojau, ką tik pagausiu ir kažkokią užčiuopiau plaukuotą koją. Koja plaukuota. Gyvūnai visi pašiurpę klausėsi, kas ten. Ir kai atsimerkė dar daugiau akių ir dar daugiau, dar daugiau akių,
aš pamačiau, kad tai dvigubai didesnis už mane voras. Visi gyvūnai išsigando. Ir ką tu darei? Ką aš dariau? Paėmiau pilną saulėgrąžų maišelį, parkšt vorui per galvą, voras įsidžiojo, aš vorui į burną tą maišą ir greitai bėgti į valtelę, tada atsispyriau nuo kranto. Ar jūs tai dvevijosi? Nežinau. O kaip tu žinoti, ar voras vyjasi ar nesivyja? Na, turi būti žingsniai, bum. Ne, sako kiti gyvūnai. Vorai, kai bėga žingsnių, nesigirdi, jie labai tyliai. O gal ir dabar jisai mus stebi, pasakė kažkokia nusigandusi violetinė voverė kampe. O gal tas voras tave ir dabar atsekė, čia pas mus tarp mūsų sėdi? Visi gyvūnai nuščiuvo. Nežinau, nemačiau, sako Baltazaras, ne apie tai istorija. Taip toliau. Pasakoju, klausykitės. Ir aš su ta valtelė plaukiau ir išplaukiau į upę. Nieko nežinau, kur išplaukiau, staigiai šokau ant kranto, paskaičiavau žvaigždės. O tu dar žvaigždės moku skaičiuot, pasakė Gintas vilkas. Kaip moku, taip paskaičiavau žvaigždės ir parbėgau namo. Bėgau namo visą naktį. Dieną, naktį. Barbora sako, aš nebesuprantu, Baltazarai. Tu išėjai dieną į tą urvą ar naktį? Kiek tu tam urve buvai? Kiek reikėjo, tiek buvau, nesikabinėk prie detalių, šūktelėjo Baltazaras. Grįžau, tada tas sėklytes paėmiau po akmeniu, suspaudžiau. Ir tas oranžinės, ir tas saulėgrąžas. Ir štai tas eleksyras skanusis šičia. Tam balione buvo pripilta garstyčių padažo. Ir štai Baltazaras pasakojo, kad kaip jisai kilo. Jisai nežinojo nei kas tos garstyčios, nei nieko, jis tik žinojo, kad tas padažas geltonos spalvos. Ir jam tai buvo labai skanu. Štai tas eleksyras, štai jį geriant ir laižant tampi jaunas ir pasiutęs, šokinėjo jisai iš džiaugsmo. Jeigu kas norės su manim mainytis į šitą šedevrą, šitą skaniausią dalyką pasaulyje, aš priimu visokius mainus. Nuo medžių, drevių, daiktų, mėlynių, obolių, kankorėžių nepriimu, pas prisirenku. Ką ten dar? Barsukas sako, varžtų priimi? Ne, varžtų priimu, nepašokinėjau šį medį, neįlipus tavo varžtais, barsukai, netinka man ją. Kas tu dar tinka? Bebras klausia. Man tinka, žuvis man tinka, kepta labai patinka. Dar ko? Na gerai. Kiti gyvūnai sako, duok paragauto savo skanėsto, kaski ten tokio. Baltazaras atidarė balioną, kuris buvo pripiltas visas storas nugarstyčių padažo. Paėmė pagaliuką, pamirkė ir greitai visiems mirkė ir sako taip. Greitai visi iškišat liežuvius, aš pagaliuką pamirkau ir visiems ant liežuvio išdalinu paragauti, kad visi vienu metu paragautumėt šitą šedevrą. Kadangi Baltazaras buvo labai greitas voveriukas, kai visi gyvūnai iškišo liežuvius, jisai greitai paėmė pagaliuką, trukt ir visiems gyvūnam, visiems 59 gyvūnam, pertebė per liežuvius visą padažą balionę, nieko beveik neliko. Ir sako, dabar įtraukit liežuvius į burną ir paragaukit. Visi gyvūnai. Ir tokia tyla. Visi nutilo. Baltazaras, nu kaip? Visi gyvūnai. Barbora, kas čia per bjaurasti? Vilkas irgi, Barbora, duok aš į tavo kailį nusilaižysiu. Barbora sako, eik iš čia, nerlys prie manęs. Ir nedingsta tas skonis iš burnos, o fuko bjauru. Šeškai užsibesdėjo iš kampų. Kas čia rūkštų kartu, nesupratau, kas čia yra. Baltazaras stovi, akis išpūdęs, nesupranta, kas čia darosi. Visi gyvūnai bėgioja, visiems taip šlikštu. Baltazaras supykęs, neapsimetinėkit šlankom, rytoj man mainų programa prasideda, lauksiu visokių mainų, mainysiuos su jumis šitą padažą.
O jie tau, Baltazarai, sako Barbora, šitą bjaurasnį, tu pats ragavai šitą, sako Barbora. Niekai Baltazaras nesuprato, kodėl jam tai buvo skanu, o visiems miško gyvūnam taip šlikštu. Grįžo jisai namo tada, visi gyvūnai išsiskirstė ir sako, tokios sąmonės dar nebuvom niekad nei ragavę, nei susirinkę į tokį renginį. Grįžo Baltazaras namo, namie sėdėjo Šmikė. Šmikė buvo prasitempusi tą balioną ir sako, nu, Baltazarai, tai jau be manęs kažkur tai puotą kėlei matau. Ašgi tai atpažįstu, kad čia skonis žmonių maisto, nei jokių tenai grybų, uolų ir vorų. Baltazaras žiūri į akis išpūtęs. Sekančią kelionę, Baltazarą, aš eisiu kartu ir mes parsitempsim tokį padažą, kur mum visas miškas sutemps visus miško turtus prie kojų, kad tik tai gautų dar to padažo ar to skanėsto, kurį mes partempsim iš žmonių. Sau pradėjo kvatoti Šmikė. Ir mes neįsim ten pas jokius eigulius, ten kokias mašinas ar dar kokios, mes eisim tiesiai į kaimą, nes aš žinau, kur patys skaniausi sūriai. Baltazaras sukluso. Sūriai? Sūriai, taip, sako Šmikė. Ir taigi, vaikai, kaip Baltazaras su Šmikė ir su kitom voverėm užpuolė kaimą ir išsitempė visus sūrius, čia bus kita istorija. Ir ką darė kiti miško gyvūnai, tai sužinoja. Tai išgirsite to kitoj istorijoje.